Labadiena, gerbiami dzūkai, gerbiamos dzūkės, dideli ir maži, atrodo nepastebimai prabėgo metai. Daugelis, ko gero, čia susirinkusių, kaip prieš metus, mes čia susirinkome ir džiaugiamės, jog Alytuje atsirado bendruomenių centras. Bendruomenės centras, kuris šiais metais jau po savo stogų priglaudė daugiau kaip 20 įvairių organizacijų, kolektyvų ir tai tik įrodo, jog pirmąjį gimtadienį bendruomenių centras kartu su Vidzgirio bendruomenė pasitinka iš tikrųjų daug ką padarė, na, o kai daug padirbėjome, šiandien galime ir be jokios abejonės šauniai pašvęsti. Todėl mūsų šventę atidaryti aš noriu pakviesti Alytaus miesto savivaldybės vicemerę Nijolę Makštutienę. Labą dieną. Nuoširdžiai sveikinu visus Vidzgirio mikrorajono bendruomenės narius, jos svečius, visus miestelėnus ir kartu noriu pasveikinti bendruomenės centrą su 1 metų jos veiklos sukaktimi. Nuoširdžiai dėkojam už jūsų veiklą, linkim ir toliau būti tokiem iniciatyviem, veikliem, daug renginių organizuoti. O šiandien, naudodamasi progą, sveikinu ir visus Jonus ir Janinas su jų vardadieniu ir linkiu jums labai gražios šventės, geros nuotaikos. Būkim linksmi, linksminkim vieni kitus, mylėkim artimus žmonės, džiaukimės. Šiandien toks gražus oras. Ačiū jums. Pakviesti Vidzgirio bendruomenės tarybos pirmininkę Ramunę Noruišienę į sceną ir tikėtis, jog nauja pirmininkė turi begalę naujų idėjų. Labą dieną visiems susirinkusiems. Malonu matyti, kurie neįsigando tokios skaitrios dienos ir atėjo pasižiūrėti, kaip mes čia gyvename ir kuo mes čia kvėpuojame. Labai džiaugiuosi matydama Vidzgirio bendruomenės narius ir Vidzgirio bendruomenės narių svečius. Norėčiau pasidžiaugti, kad Vidzgirio bendruomenės taryba gyvuoja jau ištisus metus. Daug darbų padaryta, daug dar planuojama padaryti. Ir labai būtų malonu, norėčiau tiesiog paraginti, kad visi Vidzgirio bendruomenės nariai, visi gyvenantys Vidzgirį, visi prijaučiantys Vidzgiriui rašytų mums pasiūlymus ir teiktų, tada žinosime, kurie kryptį mums judėti ir kokius darbus daryti. O dabar tiesiog norėčiau palinkėti šiandien visiems linksmos ir gražios šventės. Loreta Trainavičienė šiandien taip pat tarti mūsų scenoje sveikinimo žodį. Labą dieną, labas vakaras visiems Vidzgirio mikrorajono gyventojams, viso Alytaus miesto gyventojams. Lygiai prieš metus šitoje vietoje mes nukirpome oficialią šio bendruomenės centro atidarymo juostelę ir štai jau mes šiandieną švenčiame savo pirmąjį gimtadienį. Noriu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų mes veikėme iniciatyviai, veikliai, buvome girdimi mieste ir iš to, kad jūs susirinkote, reiškia, kad bendruomenės centras žmonėms vis dėlto reikalingas. Kaip ir minėjo Liudas, bendruomenės centre yra virš 20 organizacijų, kurios čia veikia kiekvieną dieną, užsiima, kviečia bendruomenę, traukia į savo renginius ir tokiu būdu siūlo praleisti laisvalaikį. Kaip ir laisvalaikį praleisti šiandien. Mes užsakėme gražų orą, nesitikėjome, kad jis bus toks gražus. Kvietėme jūs atsinešti gerą nuotaiką ir gražų orą. Matyt, todėl, kad jūs to gražaus oro kiekvienas tiek daug atsinešėt, šiandien mes jį turim tiesiog puikų. Todėl kviečiu pasidžiaugti, ieškoti to pavėsio, jis tikrai ateis, vakaras atvės ir tikiuosi, kad nuotaika taps vis geresnė ir geresnė. Ačiū Jums. Tiek jau kamuojami troškulio, čia jūs galite atsigaivinti, čia sveikatingumo kompleksas Prieplauka jūs pavaišins iš tikrųjų puikiais patiekalais ir jums galite patikti. Tad nesidrovėkite, kreipkitės, o jeigu ištroškote, vandenėlio taip pat surasite. Ką lemia kibirkštėlė mums, ką švytinčios ugnies didybė, į paparčio žiedą takelius, vilties ir laukto džiaugsmo brydę. Pasipynus vainikėlį, užsidėjau ant galvelės, užsidėjau ant
visi čia susirinkusieji, sveikinam jūsų pačia gražiausia, pačia tokia romantiškiausia vasaros švente. Tai yra Joninės, tai yra Kupolinės, tai Rasos. Ir šiandien mes labai mylim Jonus, Janinas, o mylim, žinot už ką? Mylim už patį ilgiausią savaitgalį, kurie mums dovanojo Jonai ir Janinos. Ėjo mergužėlė, balta graži lėlė, ir sutiko Joną su gaučėnų žmona. Ir sutiko Joną su gaučėnų žmona. Никуда не пойду, обязательно повстречаю его на пути. Он в глаза